Na, klausimas, kuo mes buvom įdomus vikingų pasaulyje, tiesą pasakius, tikslaus atsakymų jam ir nėra. Dauguma istorikų tai domino, yra įvairių variantų. Demografinis šuolis, plėšikavimas, turtai. Lengviau istorikui turbūt atsakyti, kada ir kaip tas vyko. Ir iš to jau galima bandyti svarstyti, kuo mes buvom įdomus. Pirmiausia, mes apie vikingų pasaulį tikrai žinome, kad jis į mūsų kraštus veržėsi, norėjo čia užkariauti, iš kelių informacijos šaltinių. Pirmas toks visiškai nepaneigiamas tai rašytiniai šaltiniai. Jos būtų galima įskaidyti į dvi dalis – vikingų sagos, runų įrašai, na ir truputėlį vėlesniais laikais atkartoti atpasakojimą apie vikingus. Bet tai yra tokie daugiau šalutiniai duomenys, nes tiesmukiškai vėlgi nėra atsakymo, ko čia juos domino. Visiškai aiškus atsakymas, kad jie čia buvo ir galim spręsti, dėl ko jie čia buvo, archeologiniai duomenys. Ir aš juos skaidyčiau vėlgi į kelias dalis. Pirmiausia, tai tikrai vikingiškos gyvenvietės ir vikingiški kapai, tarkim Žardį, čia prie Klaipėdos, Palanga, nekalbant apie Gruobinę dabartinį Latviją, buvusi Prūsija, Kiaupas, Viskiautai vos ne 500 vikingiškų kapų, kitaip sakant, buvo pastovios kolonijos. Dabar kalbant vėl apie vikingus, veržėsi jie keliomis kryptimis, iš esmės, aišku, turtų ieškojimas. Viena mums artimesnė Konstantinopolis, rytų sidabras, kita vakarų Europa, Anglija, Prancūzija, netgi iki Šiaurės Afrikos, vėlgi turtai, bet ir naujų žemių ieškojimas, kur net ir nėra turtų, Grenlandija, tai vadinama Vinlandija, dabartinė Šiaurės Amerika. Iš esmės, tai turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad vikinginis pasaulis dėl savo karinės demografijos ir dėl įvairių priežasčių, tenka pripažinti, kad matyt karyba tai yra tam tikras civilizacijos variklis, ir čia galima ieškoti kažkokios tai analogijos net pagal švedų karus 17 amžiui, bando užgrobti teritoriją, pavadinkim, paversti Baltijos jūrą vidaus ežerų. Iš kitos pusės tai yra teritorija, kurią valdant galima įkurti savo pastovias kolonijas ir užtikrinti tranzitą link Rusijos, link Konstantinopolio, šiuo atveju žymiai svarbesnė turbūt būtų rytų kraštai ir Bizantija. Dėl ko pas mus jie neįsigalėjo, čia būtų kitas klausimas, tolimesnė istorinė paralelė, tai būtų kryžiuočių kalavijuočių ordinas, bet iš esmės buvo sunku nukonkuruoti Dnieprą, Rusijos teritoriją, net ir dėl to, kad ten vikingai žymiai sėkmingiau pasiekė valdžią. Ir visiškai aišku, kad senosios Rusijos iškilimas susijęs su Riurikų dinastija, o Riurikų dinastija iš esmės yra skandinaviškos kilmės. Čia galima tik tai iš vienos pusės ir pasidžiaugti, kad baltų jie neįveikė. Baltai buvo pernelyg matyt galingos gentys, bet pastovios kolonijos buvo, mes virėme tame pačiame Europos tautų judėjimo katile.